šiuo metu vadovauju mokyklai ir jau čia mums ko gero dabar nuo rugsėjo mėnesio bus jau 10 metai, tai pakankamai ilgai mes jau čia tą modelį tobuliname ir šiuo metu, man atrodo, jau esame toje stadijoje, kai į mus kreipiasi ir mes jau pradedame bendradarbiauti su kitomis Lietuvos mokyklomis, kurios nori tą modelį iš mūsų pasiskolinti gabaliukais arba pilnai, tai čia, žodžiu, visiems pagal jų poreikius ir galimybės. Tai kuogi tas mūsų modelis yra toks kitoks, apie ką kalbėjo ir Daumantė, klausdama, kuo čia tas mūsų modelis skiriasi, tai visų pirma norėčiau pasakyti, kad modelį mes iš tikrųjų pačioj pradžioj atsivežėme iš Vokietijos. Ten man teko asmeniškai lankytis vienoje iš mokyklų, kuri taiko būtent tą modelį, kurį mes dabar turime pas save. Tiesiog labai dažnai būna tokia miskomunikacija, visiems atrodo, kad yra Max Brauerio mokyklos modelis. Iš tiesų, Max Brauer mokykloje tas modelis yra taikomas. Originaliai jis vadinasi kompetencijomis grįsto individualizuoto ugdymo modelis. Tai kadangi toks labai gremėzdiškas pavadinimas, tai visiems yra paprasčiau Lietuvoje vadinti tai Max Brauerio modeliu, bet tiesiog iškart bandau jūsų neklaidinti, nes iš esmės tai yra mokykla, kuri taiko būtent šitą modelį ir mokyklai šiuo metu jau yra virš 30 metų, mokykla yra valstybinė, joje mokosi virš 1400 vaikų, 30% joje mokosi negimtakalbiai vokietukai, tai turkiukai, kiti imigrantai. Ta prasme, pats mokyklos kontingentas tikrai nėra kažkoks išskirtinis ir atrinktas pagal akademinius rezultatus, atranka yra griežtai geografinių principų ten organizuojama. Tai pačios sąlygos to modelio įgyvendinimui yra labai labai klasikinės, standartinės, paprastos mokyklos požiūrių. Jinai neturi nei kažkokių tai specifinių finansavimų, nei kažkokių tai specifinių rėmėjų, jinai tą modelį įgyvendina kartu su 150 Vokietijos mokyklų, kurios taip pat tą modelį taiko. Tiesiog šitas modelis, aš juo dažniausiai remiuosi, dėl to, kad aš pati ten buvau, pati kalbėjau, pati iš ten daug atsivežiau ir todėl man yra paprašiau pasakoti apie tai, nes tikrai jūs galite apie tą modelį daugiau sužinoti ir internete pasigūglinę, ir nuvažiavę į Vokietiją, ir išgirdę apie kažkokias kitas mokyklas. Tos visos mokyklos, kurios dirba pagal tą modelį, yra susijungusios į asociaciją, kuri vadinasi Blick über den Zaun, iš vokiečių kalbos išvertus, tai yra žvilgsnis virš tvoros, toks irgi metaforinis pavadinimas. Tai va, tas mokyklų tinklas pakankamai ilgai jau funkcionuoja, jie vieni su kitais keičiasi gerąją patirtimą, organizuoja konferencijas, suvažiavimus kasmetinius, tai ten iš tikrųjų yra ko iš jų pasisemti ir iš tikrųjų, ko pasimokyti. Lietuvoje pagal šį modelį kol kas dėja, bet dirbame tik tai mes. Jis yra, iš vienos pusės ir labai paprastas suvokimo prasme, kokia yra mokymo logika, bet tuo pačiu ir sudėtingas, nes iš tiesų jį įgyvendinti yra savotiškų iššūkių. Šiek tiek vėliau papasakosiu, kokių. Tai kodėlgi tas modelis man padarė didelį įspūdį ir kodėl aš nusprendžiau vis dėlto jį atvežti į Lietuvą, nes maža to, jog man iš to, kaip buvo organizuojamas individualizavimas ir diferencijavimas pamokose, man buvo didžiulis klausimas, o kodėlgi visos pasaulio mokyklos taip nedaro iki šiol, nes ten yra genialiai paprastai organizuojamas būtent tas diferencijavimas ir individualizavimas, kas yra iš esmės didžiausias galvos skausmas bet kokioje mokykloje, bet kokioje klasėje, kai viena klasė susirenka skirtingų gebėjimų, skirtingų galimybių vaikai ir mokytojas turi tuo pačiu metu su skirtingo lygio vaikais kalbėti, aiškinti jiems temą, kas iš esmės kuo toliau tuo darosi sudėtingiau ir iš esmės kartais netgi jau ir beveik nebeįmanoma. Tai tas ugdymo modelis leidžia padaryti taip, kad vienoje klasėje mokytųsi 20 vaikų ir tas 20 vaikų galėtų mokytis 20 skirtingų temų ir nuo to nenukentėtų nei ugdymo procesas, nei ugdymo kokybė. Ir Vokietijos universitetas darė tokį longitudinį tyrimą, kurio metu tyrė Max Brauer besimokančių vaikų mokymosi rezultatus ir tradiciniu būdu besimokančių vaikų paprastoje Vokietijos mokykloje rezultatus. Ir tyrė tai pakankamai ilgai, darė tai tuos pačius vaikus lygino, kai jie yra 5 klasėje, tada 7 ir 9.
Tai, na, sakysim, tokie labai rinkodariškai gražiai skambantis rezultatai buvo tokie, kad tie vaikai 5-6 klasėje, lyginant su tradicinės Vokietijos mokyklos vaikais, dažniausiai sulėtėja jų akademinė sparta, jie, galima sakyti, krenta į tam tikrą akademinę duobę. 7-8 klasėje tie vaikučiai pradeda pasivyti savo bendraamžius tradicinėje mokykloje, na, o 9 klasėje jie praktiškai 2 metais lenkia savo bendraamžius tradicinėje Vokietijos mokykloje. Tai čia toksai rinkodarinis labai fainas dalykas, kuris atrodytų, o kaip gerai, čia paleisiu vaiką iš tokią mokyklą ir jisai 2 metais pralenks bendraamžius. Tačiau man vis dėlto didžiausią įspūdį paliko šitos lentelės, kurias dabar jums rodau, kuriuose atsispindi, kiek vaikų, kokioje klasėje, su kokiamis žiniomis atėjo ir su kokiamis išėjo. Ir iš tikrųjų didelį įspūdį daro tai, kad apatiniai 3 eilutės raudona, geltona, žalia spalva reiškia tai, kad raudona yra vaikai, kuriems pačiu atveju matematika sekasi sunkiai, geltoni, kuriems sekasi vidutiniškai, žali, kuriems sekasi visai neblogai. Ir apatinės 3 eilutės yra tradicinės mokyklos vaikų, 5 klasėje pasiekimai, 7 klasėje pasiekimai ir 9 klasėje pasiekimai. Tuo tarpu viršutinės 3 eilutės rodo, kokia yra dinamika pasiekimų Max Brauer mokykloje besimokančių vaikų. Tai matome, kad 5 klasėje 30% vaikų atėjo, raudoni, kuriems labai sunkiai sekėsi matematika, 7 klasėje raudonų vaikų ženkliai sumažėjo, ir 9 klasėje dar labiau sumažėjo. Tuo tarpu pasikeitė spalvos geltonoje grafoje ir žalioje grafoje. Iš vis matome, kad kiek vaikų vis dėlto, pabuvę šitoje sistemoje, pateko į tuos, kuriems puikiai sekasi mokytis matematiką. Tuo tarpu matome, kad tradicinėje Vokietijos mokykloje ta dinamika tiek pradžioje, tiek pabaigoje liko iš esmės ta pati. Ir nemanau, kad čia reikalingi tyrimai, kad mes ir patys galėtume intuityviai patvirtinti, kad jeigu jau vaikas 5-6 klasėje kažkokiame dalyke tapo nesėkmingas, tai greičiausiai jis ten ir liks, mažai šansų jam prasiveršti ir kažkur tai dasivyti, nes spragos daro savo, nebent mes pasamdysim tokiam vaikui korepetitorių ir galbūt tas korepetitorius padės jam užkamšęs spragas dar kažkur kažką pasivyti. O Max Brauerio mokykloje tokią galimybę turi visi vaikai, dėka būtent to ugdymo modelio. Taip atrodo analogiška dinamika, sakysim, kitose dalykuose, tai čia yra vokiečių kalbos, gimtosios kalbos mokėjimas. Taip atrodo vėlgi dinamika skaičiais, kas liečia skaitimą. Prieš tai buvo rašymas, o dabar čia yra skaitymo gebėjimai. Tai dinamika nepriklausomai nuo disciplinos iš esmės yra labai panaši, kad vaikai atėję su galbūt žemesniais gebėjimais arba žiniomis turi šansą Max Brauerį pakeisti savo statusą iš raudoną į geltoną, tuo tarpu valstybinėje, tradicinėje mokykloje, Max Braueris irgi valstybinė mokykla, vaikai dažniausiai ir lieka ten pat, iš kur atėjo. Tai šitas modelis man labai suimponavo, pagalvojau, kad labai norėčiau, kad Lietuvoje visos mokyklos dirbtų būtent tokiu būdu, nes tai yra, mano galva, socialiai teisinga ir iš esmės psichologiškai labai algoritmiškai gramatiška. Ir dėl to praktiškai atvežiau viską į Forvardo mokyklą, kaip ir yra Max Brauerį. Max Braueris yra suskirstęs savo ugdymo dalykus į tokius 3 didelius stulpus, iš kurių vienas stulpas yra tas mano jau minėtas individualizuotas kompetencijomis grįstas ugdymas. Mes jį tarpusavį vadiname mokymasis pagal matricas. Šiek tiek vėliau parodysiu, ką tai reiškia. Ir į šitą modelį papuola 3 disciplinos. Gimtoji kalba, matematika ir anglų kalba mokomosi tokiu būdu. Tada kitos disciplinos, kita antroji koja, yra humanitariniai ir socialiniai mokslai bei gamtos mokslai. Tai ten yra labai daug tarpdalykinės integracijos, ten nebėra tų tokių plikų disciplinų, kaip yra lietuvių kalba, matematika ir anglų kalba. Ten iš tikrųjų yra daug visokių projektų, patyriminio ugdymo, fenomenais grįsto ugdymo. Ten jau iš tikrųjų vaikai dažnai tose pradinėse lygose pradėję mokytis, net nelabai geba atpažinti, kur yra, sakysim, istorija, kur geografija, kur chemija, kur fizika, nes viskas yra taip įdomiai suintegruota, kad tiesiog jie pradžioje pradeda tyrinėti reiškinius, o jau paskui
paskui, jau kai atsiranda daugiau žinių ir kompetencijos, pradeda atpažinti, o kurgi čia fizika, kurgi čia chemija, o kurgi čia biologija ir iš to jau galima atpažinti, koks yra vaiko interesų laukas, į kurią pusę jį labiau domina, ar labiau fizika, ar chemija, ar biologija, ir ten jau aukščiausiame lygyje, ten jau iš tiesų tos disciplinos ir atsisluoksniuoja ir jau visiškai išsigrynina ir jau ten vaikai aukščiausiame lygyje jau mokosi grinai fizikos, chemijos ten ar biologijos, atitinkamai istorijos, geografijos ir kitų dalykų. Ir trečia koja yra visas likusios disciplinos, ten technologijos, muzika, kūno kultūra, antroji užsienio kalba, kurios, mūsų mokykloje irgi jau po truputėlį pradedamos, glaudžiau integruoti į tą tarpdalykinę integraciją, nes iš tiesų mokantis gamtamoksliniuose projektuose ir tyrinėjant virusus ir bakterijas, visai smagu yra tą patyrinėti ir kulinarijos pamokose, kai bandama išsiaiškinti, kaip veikia mielės, kaip veikia pelėsis sūriai ir taip toliau, tai vaikams tai būna labai tokie wow momentai, nes kažkaip jiems atrodo, kad mokslas savo, gyvenimas savo, o kulinariniai klasiai, aš ją praktiškai jau vadinu gamtamokslinė laboratorija, labai daug dalykų galima praktiškai ne tik pačiupinėti, bet ir paragauti, kas vaikams yra dar didesnė pridėtinė ugdomoji vertė. Visas ugdymas tiek forvarde, tiek ir panašaus mokymo mokyklose iš esmės yra grindžiamas tokiais 4 algoritminiais žingsniais. Tai pirmas iš jų visada, bet koks vaikas atėjęs į mūsų mokyklą yra diagnozuojamas, tai reiškia yra padaromi diagnostiniai testai 5 disciplinose. Yra nustatoma, kur baigėsi jo žinios lietuvių kalboje, matematikoje, anglų kalboje, gamtamokslinėse dalykuose ir humanitariniuose socialiniuose dalykuose. Nes vaiko kelionė mūsų mokykloje prasideda nuo tos vietos, kur baigėsi jo žinios. Nesvarbu, kelintokas jis yra esamuoju momentu, pavyzdžiui, ten jis yra 7-tokas, bet anglų kalbą jis moka puikiai, pagyvena užsienį, jam nėra problemų susikalbėti ir ten skaityti, rašyti. Tai tokiu atveju diagnostika parodo, kad jis realiai gali pagal savo žinias vaikščioti į pamokas su jau galbūt formaliai 9-tokais, 10-tokais. O tas vaikas galbūt turi didelių spragų matematikoje ir jisai turėtų vaikščioti į užsiėmimus formaliai su 5-tokais, 6-tokais, nes mūsų mokykloje vaikai neturi savo tokių kaip homogeniškų klasių, kaip čia mes 5-tokai arba 6-tokai. Mūsų mokykloje visi vaikai vaikšto į pamokas pagal jiems nustatytą lygį ir pagal jiems parašytą tam tikrą teminį planą. Ir vienoje klasėje matematikoje ten bazinis lygis yra 5-6 klasės kursas, pagrindinis yra 7-8 ir aukštesnysis 9-10 klasės kursas. Tai į bazinį lygį užsiėmimus gali ateiti nuo 5-toko iki 10-toko, į aukštesnį lygį užsiėmimus gali ateiti nuo 6-toko iki 12-toko. Visi vaikai mokosi savo sraute, pagal savo lygį ir nuo tos vietos, kur baigėsi jų žinios. Taip mes išvengiame iš tikrųjų mokymosi, sakysim, taip mes laimime mokymosi nuoseklumą, nes kai vaikas pradeda mokytis nuo tos vietos, kur baigėsi jo žinios, tai automatiškai sprendžiasi ir spragų klausimas. Kitas dalykas, kad vaikas automatiškai gaunasi, kad patiria sėkmę, nes kai jis pradeda nuo lengvesnių temų, kurias galbūt dėl įvairių priežasčių praleido arba nesuprato pradinėje mokykloje arba 5-6 klasėje, kas dažnai atsitinka dėl vėlesnės brandos, dėl tam tikro tempo, dėl įvairių aplinkybių, tai jis turi galimybę čia ir dabar grįžti į tą vietą, kur jam tai atsitiko, išspręsti tas visai nesudėtingas užduotis ir patirti vieną sėkmę, tada antrą sėkmę, tada trečią ir tada baigėsi tos kalbos, kad matematika yra ne man. Kai vaikas patiria kelias sėkmės iš eilės, atsitinka taip, kad gal visai ta matematika yra įdomi. Tai po diagnostika leidžia mums nustatyti tą starto poziciją, pagal tai sudėlioti planą, teminį planą. Šiek tiek vėliau parodysiu, kaip tai atrodo mūsų įrankiuose, konkrečiai Schoolset platforma, kaip mums padeda tą dalyką realizuoti. Tada be abejo eina kalba po diagnostikos apie vaiko motivaciją, tai diagnostikos metu mes išsiaiškinam, kokiame lygyje yra vaiko žinios, tada susitinkame trišaliame pokalbėje, kuriame dalyvaujame mes, kaip mokykla, vaikas ir vaiko šeima ir tada trišalių susitarimų apsitarėme, kokiogi lūkesčio žiūrint į diagnostikos rezultatus, mes visos 3 pusės tikimės mokslo metų pabaigoje. Tai reiškia, kad mūsų mokykloje irgi čia jau yra toks jau mūsų, sakysim, toks naujadariškas dalykas, mes taikome vaiko individualios pažangos stebėsenos sistemą, kurios dėka vaikas gali
stebėti savo pažangą realiuoju laiku savaitės eigoje, nes pagal tai, kokio pažymio tikisi šeima ir vaikas mokslo metų pabaigoje, pažymį mes išverčiame į taškus. Taškai išsiskaido į mokymosi mėnesius ir savaitės. Tai jeigu ten santykinai pasakykim, kad mes ten diagnozavom, kad vaikas pagal savo klasę mokosi matematikos, jis ten yra 7-okas ir šiandien dieną jisai, pagal pažymius galėtų tradicinėje sistemoje pretenduoti ten, nežinau, 7-uką arba 8-uką. Tėvai pasižiūri, kad nėra taip blogai, spragų nėra, viskas tvarkoje, mes norėtume mokslo metų pabaigoje, pavyzdžiui, 9-uką. Vaikas šitoje vietoje gali sutikti, gali prieštarauti, čia jau vėlgi, sakysim, jau šeimos tam tikri niuansai, kaip ten su tuo vaiku yra komunikuojama, kiek jis turi galimybės pats spręsti dėl akademinių rezultatų. Ir mes sakom, jums reikia 9-uko, tai reiškia, kad per mokslo metus reikia surinkti tiek taškų. Kiekviena tema pas mus yra įkainota taškais, tai reiškia, kad viena tema, kuri yra sunki, jinai gali kainuoti ten 40 taškų, lengva tema gali kainuoti 10 taškų. Jau pagal tai vaikas gali matyti, kiek jam reikės įdėti pastangų, nes taškai yra tokia orientacija. Sunki tema, lengva tema, kiek aš tam užtruksiu laiko ir taip toliau. Ten yra daug smulkių dar tokių dalykų, kurie leidžia tiek vaikui susiorientuoti, kur jis yra, kiek jam reikės pastangų, ką jisai iš to gaus, tiek ir tėvams orientuotis, į kokį pažymį vis dėlto vaikas pretenduoja. Nes iš tikrųjų ta mūsų taškų sistema yra mūsų pusiau tokia, kaip aš sakau, kinų kalba mūsų viduje. Tėvams vis dėlto yra paprasčiau žinoti, o koksgi pažymys tai yra. Tai mes turime oficialias taškų konvertavimo lenteles, kurias galime realiuoju laiku pasitikrinti, jeigu vaikas turi tiek taškų, tai kiek jisai pažymio turėtų šiandien dieną, jeigu išeitų iš mokyklos, kiek jam trūksta taškų iki to kito pažymio, kurio galbūt šeima kartu su vaiku pageidauti. Tai labai tokia aiški ir skaidri apskaitos sistema, kuri leidžia pamatyti, sakysim, aprėpti, o kiek man viso reikia išmokti. Nes kai žmogus nori susimotyvuoti kažkam, tai jam yra labai svarbu pamatyti baigtinumą to dalyko, kuriam jisai motyvuojasi. Ir jeigu dar įmanoma tą didelį tikslą suskaidyti į smulkius žingsniukus, kuriuos galima siekti kiekvieną savaitę, tai tokiu atveju tą motyvaciją galima palaikyti, ją galima pastiprinti, galima komunikuoti, kodėl nepavyko, ką galima padaryti, kad tai sekančią savaitę pavyktų, galima ištaisyti tam tikrus dalykus. Žodžiu, čia jau yra mūsų mokykloje akademinių mentorių darbas, tą motyvaciją būtent palaikyti, suteikti pagalbos, kurios reikia vaikui, būtent, kad jisai pasiektų tos tikslus. Tai niuansų dar yra daug, jeigu ateisite gyvai mokytis į mūsų mokyklą, tai mes būtinai jūs apie tai papildomai edukuosime, informuosime, viską pademonstruosime. Bet kaip ir kalbu, 4 žingsniai. Pirmas yra diagnostika, antras yra motyvacija, trečias yra darbas su informacija ir kartuojamas. Tai reiškia, kad visas mūsų ugdymo turinys, kurį mes patys susikūrėme, patys struktūravome, patys išdėliojame tam tikrą naratyvinį pasakojimą, čia kas labiau domisi naratyvų grįstų ugdymu, galbūt jau daug maž supranta, apie ką kalbu. Tai visi atsiskaitimai yra sudėlioti taip, kad vaikas mokytųsi savarankiškai, braižytų mąstymo žemėlapius, mokėtų dirbti su informacija, daryti kokybiškus konspektus, iš jų greitai pasimti informaciją, kai jam reikia atsiskaitimui, kad būtų informacija kartojama, nepaisant to, kad jis vieną kartą atsiskaitė, tai yra sudaromos aplinkybės ir sąlygos, kur jis dar kartą turi pasikartoti tą patį dalyką, kurį jau atsiskaitė. Ir taip pat dar yra svarbus faktorius, kad mūsų mokykloje visi atsiskaitimai priimami žodžiu. Tai reiškia, kad vaikas neturi galimybės nusirašyti, pasiskolinti kito vaiko, užrašus ir gauti taškus ir taip toliau ir panašiai. Kiekvienas vaikas turi kiekvieną atsiskaitimą apsiginti žodžiu, o mokytojas jau čia daugmaž ir iš savo patirties, ir iš vaiko pažinojimo gali spręsti, kiek giliai jisai jo klausinės. Jeigu taip grubiai paimti, tai jeigu vaikas atnešė išspręstą testą matematikoje, tai mokytojas būtinai paklauso, o kodėl tu čia būtent taip įsprendė, paaiškink, kodėl čia tą su to sudauginai arba tą su to sudėjai. Iš to mokytojas sprendžia, kiek vaikas iš tiesų nusimano temoje, o kiek galbūt paviršimi praėjo ir tiesiog nori atsiskaityti. Tai tokiu būdu mes taip pat užtikriname mokymąsi be spragų ir tokiu būdu vaikai nebeturi motyvacijos naudotis ChatGPT arba draugų konspektais tam, kad nusirašinėtų, nes ChatGPT nepadeda atsakyti klausimus, kai mokytas paklausė. ChatGPT yra puiki mokymosi priemonė, kai tu bandai išsiaiškinti to, ko tu nesupratai, tačiau jis negali išmokti už tave. Tai šitoje vietoje per kurį laiką dingsta vaikų noras nusirašinėti ir ypač čia tai būna akivaizdu iš kitų mokyklų, kai ateina vaikai ir jie galvoja, kad kaip lengva čia galima taip greitai atsiskaityti. Deja, ne.
Paskutinis dėmuo yra aiškus suvokimas, tai įtvirtinimas, bet būtent per tas integruotas projektinės veiklas, kai daug dalykų reikia pritaikyti gyvenime, pritaikyti savo asmeninėme gyvenime, iš tikrųjų padeda vaikams suvokti ir kam jiems tos žinios buvo reikalingos, kurių jie pakeliu čia dabar rinko, ir apskritai, kad gyvenime kartais tam tikri dalykai ir problemas, kurias mes norime išspręsti, reikalauja žinių. Tai iš to atsitinka ir tas bendras toksai suvokimas apie tai, kam reikalingas mokymasis ir kaip mokymasis padeda man kapitalizuoti savo paties vertę. Kuo daugiau žinių ir patikimų žinių aš sudedu į save, tuo didesnė tikimybė man gyvenime pritaikius tas žinias išspręsti problemas, kurių galbūt kiti nesugeba. Čia jau toksai mūsų mokyklos, sakysim, komunikacinis aspektas, kas liečia aiškinimą vaikam, kodėlgi verta mokytis, nes kuo toliau, tuo vis sunkiau būna vaikam to dalyką išaiškinti. Čia mano minėtos tos kompetencijų matricos, tai čia specialiai įdėjau vokišką, sakysim, vokiečių kalbos kompetencijų matricą, kur stulpeliai reiškia preliminariai klasę, ten vienas stulpelis reiškia 5 klasės kursą, kitas stulpelis 6, 7, 8, 9, 10. Ir kiekviename langelį yra parašyta, kad ten 5-okas, aš ten sugebu ten rašyti ten vienarūšę sakinio dalis, atskirti ten kablelių ir taip toliau ir panašiai. Matematikoje ten sugebu sudėti skaičius iki 1000 ir panašiai. Ten parašyta vaikams suprantama kalba, ką aš turiu gebėti, norėdamas atsiskaityti šitą langelį. Ir kai tą langelį vaikas atsiskaito, ten yra klijuojamas lipdukas arba ten dalinis lipdukas, nes jeigu tik tai dalinai tą kompetenciją dar kol kas tik tai vaikas demonstruoja ir taip rinkdamas lipdukus, jis mato, kiek jam liko. Ir mūsų mokykloje tai dar jisai šitoje vietoje pasitelkė ir skaičius, taškus ir matematiką, kiek jis nori iki kažko, kur yra dar papildomas toks sužaidybinimo elementas, dar labiau motyvuojantis vaikus, matyti, kiek jis viso turi išmokti nuo 5 iki 10 klasės, ką jisai turi gebėti ir šitoje vietoje žiūrinti tokią matricą, pakankamai orientuotis konkrečiam dalykė matematikoje, lietuvių kalboje. Puikia pagalba tai yra iš tikrųjų ir mokymuisi šeimoje, nes jeigu, kaip ir minėjau, mes irgi teikiame tokią paslaugą, kad pagal šitą sistemą gali mokytis šeimos ir mokydamas vaikus namuose, tai irgi puikus orientyras susiorientuoti disciplinose, nes labai dažnai, kai pasiimi vadovėlį, atrodo, kad tas mokslas neturi nei pradžios, nei pabaigos ir kadagi jis vis dėlto baigsis, kada aš vis dėlto būsiu išmokęs tą matematiką, kada aš vis dėlto būsiu išmokęs tą lietuvių kalbą ir taip toliau ir panašiai. Ir tokios matricos iš tikrųjų padeda vaikams paaiškinti, o ką reiškia būsiu išmokęs dabar, išmokęs po metų, išmokęs 10 klasėje. Tai analogiška matrica matematikoje. Patį principą, manau, pagavo, čia lietuvių kalboje išverstos mūsų matricos ir tų matricų pagrindu mes esame susiprogramavę įrankį, jis vadinasi Schools, nežinau, kas esat, kas nesat susidūrę, tai taip yra sudėtos lietuvių kalbos tos mūsų kompetencijų matricose esančios kompetencijos, kad vaikas galėtų pademonstruoti vieną arba kitą kompetenciją, jis turi ten atsiskaityti tam tikras temas, taip yra sudėtos šiuo atveju bazinių lygio lietuvių kalbos temos, jeigu matote, yra užrašytų temų kodai, pavadinimai, parašyti taškai, kiek yra verta viena arba kita tema, tai kaip ir minėjau, vaikai gali pamatyti sunkesnė, lengvesnė, kai vaikas atsiskaito temą, tas langelis pažymimas kita spalva, tada jis eina iš eilės į kitą langelį, tai taip jie jau tame mūsų virtualiame įrankyje gali orientuotis, kiek jie jau atsiskaitė, kiek jiems trūksta, ko jie nori, konkrečiai čia matematikos irgi Schools lapas, kai jau praeisiu prezentaciją, dar įjungsiu patį Schools įrankį, dar šiek tiek išsamiau parodysiu, kaip ten viskas atrodo. Tai čia matematikoje konkrečiu atveju matome, kad žali langeliai yra tai, kas yra atsiskaityta, balti yra kitos temos, kurias reikėtų toliau atsiskaitinėti, bet čia šiek tiek truputėlį vėliau ir dar Aušra apie tai šiek tiek užsimins. Kitas didžiulis dalykas ir inovacija mūsų mokykloje, tai vadinama mūsų tarpdalykinė integracija ir visas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir bendrosios ugdymo programuose numatytas kursas, programa, kurią turėtų vaikai išeiti įvairiose disciplinose, tam, kad jie galėtų ir išlaikyti valstybinius brandos egzaminus, ir taip vadinamus 10 klasės PUP egzaminus, ir kai kuriuose mokyklose standartizuotus testus, į kurią pusę jau linkstama šiandien dienai pagal visą komunikaciją, kad lyg tai bus įvedami tarpiniai, tie vadinami patikrinimo testai standartizuoti ir ankstesnėse klasėse. Tai bet kuriuo atveju tai yra gairės, tai yra dokumentas, į kurį turi orientuotis mokyklos, kurios dirba Lietuvoje ir ruošia vaikus Lietuvos
sistemai, tai visi šitie dalykai, kurie yra numatyti Lietuvos bendrosios ugdymo programose, sutrumpinimas yra BUP, yra pas mus suintegruoti ir taip logiškai sudėti, kad jų, tas toksai miksas finale susidėlioja į tokį naratyvinį pasakojimą, kurį mes tarpusavį vadiname kursas kaip užaugti žmogumi. Tas kursas yra sudarytas iš gamtamokslinių ir humanitarinių socialinių projektų ir jis yra sumautas ant tokių 4 sezonų. Sezonai, tai mes čia aliuzija į vaikų šiandien dienai žiūrimus serialus, kurie yra sudaryti, ant sezonas turi tam tikrą kiekį serijų, kito sezono metu kaip ir tęsiamas pasakojimas su tais pačiais herojais ir su kitom serijom, bet vis tiek tai yra apie tą patį. Tai mes pasiremdami šitą kinematografinę logiką irgi vadiname tuos mūsų 4 laikotarpius sezonais. Tai va, tai kaip matome, čia yra pavadinimai tų sezonų, kad pirmas sezonas tai laikotarpis, kurio metu ten 15 serijų, HSM, 17 gamtos moksluose. Sezono pavadinimas yra Kūnai ir erdvė, jo metu gamtos mokslai bando išsiaiškinti, iš kokio viskas sudaryta, viso ko sandara ir žmogaus kūno sandara, kūnas kaip, mūsų kūnas kaip vidinė mūsų erdvė. Humanitariniai socialiniai mokslai tuo metu analizuoja ir aiškinasi geografiją, vandenynus, klimato zonas, atmosferos slėgius ir taip toliau. Ta išorė erdvė, kuriame egzistuoja kūnai, kuri irgi mus taip pat įtakoja. Mus įtakoja mūsų geografinė aplinka, kurioje mes gyvename, mes kalbame tam tikrą kalbą, valgome tam tikrus patiekalus, nes pas mus auga tik tai tam tikri augalai, dainuojame tam tikras dainas, mums būdingas lygumų krašto, sakysim, tautosaka, kitose kraštuose žmonės kalba kitas pasakas vaikam apie kalnus ir taip toliau ir panašiai. Na, žodžiu, mūsų gyvenamoji aplinka formuoja mus ir pakankamai didelė apimtim ir čia šito sezono metu yra bandoma išsiaiškinti vis dėlto, kiek aš esu savo krašto produktas ir kiek aš esu pats gamtos kūrinys. Na, vėlgi kaip kūno sandara, organų sistemos, sandaros grandinė, kad aš esu vis dėlto ne tik organizmas, organų sistemos organai, ląstelės, bet aš taip pat esu ir molekulės, ir atomai, ir kvarkai. Antras sezonas yra skirtas tam, kad vaikai suprastų laiko tėkmę ir gamtos moksluose jie aiškinasi, pradeda aiškintis, kaip funkcionuoja chronologinis laikas laiko tėkmėje nuo Big Bango iki Homo sapienso. Tuo tarpu humanitarinėse socialinėse projektuose vaikai aiškinasi apie tai, kaip gyvena žmonės grupėmis, konkrečiai valstybės, nes toliau jie vėliau aiškintis istorinius įvykius, suprasdami, kad istorijoje didžia dalim dalyvauja žmonės kaip grupės, kaip valstybės, kaip tautos, kaip bendruomenės. Taigi mes čia per, sakysim, tam tikrą organizmo metaforą bandome išsiaiškinti, iš kokio susideda valstybė. Trečias sezonas yra skirtas išsiaiškinti gamtamoksliuose energiją, energijos tvermės dėsnis. Suprantame visi, kad gyvename uždaroje sistemoje, kur energija iš niekur neatsiranda ir niekur neišnyksta, tiesiog virsta iš vienų formų kitomis ir kad visos gyvos būtybės konkuruoja tarpusavy dėl resursų, kurie yra reikalingi gyvybei, energijai. Na ir ten bandome išsiaiškinti, kaip ta energija atsiranda, kur jinai dingsta, kaip mes jos gauname, kaip jos gauna kiti ir kaip šitie dalykai pasaulyje vyksta. Na, o humanitariniai socialiniai projektai tuo metu pradeda keliauti greituoju būdu per visą žmonijos istoriją nuo seniausių laikų iki 20 amžiaus, bandant sudėlioti vaikams taip tam tikras laikmečių dvasias. Na, tai sakysim, jeigu mes esam dabar antikos laikotarpį, tai turime išsiaiškinti, kas tam buvo būdinga, kaip žmonės atrodė, kaip valgė, ką galvojo, ką galėjo, ko negalėjo, ir tas laikmetis, ar tuo metu žmonės skaitė knygas ar skraidė lėktuvais, na, tam tikrą, užinkaruoti tam tikrus vizualus, kai žmogus išgirsta žodį viduramžiai, kai žmogus išgirsta žodį antika, kai žmogus išgirsta senovės civilizacijos ir panašiai. Na, žodžiu, toks greitas istorijos kursas per tokius emocinius, vizualius vaizdinius galvoje, nes toliau jau, paskui jau aiškinsimės žymiai giliau, lysime į tam tikrus laikotarpius, bet kai vaikai žinos, kur vyko veiksmas, kas buvo pagrindiniai veikėjai ir kokiame laikmetyje tai vyko, na, tada mes jau galim pasakoti apie istorinius įvykius, jų priežastis ir pasekmes, nes yra kontekstas, kuriame vaikai jau visiškai kitaip priima informaciją. Paskutinis sezonas yra informacija ir laisvė, vėlgi kaip užaugti žmogumi, tai reiškia, kad kaip užaugti žmogumi, kuris gali naudoti savo išskirtiniu privalumu apsisprendimo laisvę.
Ir va šitoje vietoje, kaip informacija padėjo, sakysim, labai greitai žmonėms transformuotis per pastarąjį 150 metų, dėka mokslo technikos revoliucijos, dėka informacijos prieinamumo, dabar turime informacinę revoliuciją, kaip tai keičia mus, kaip tai keičia mūsų aplinką, kaip tai keičia mus kaip žmonės ir ką mes su tą informacija galime daryti. Tam tikra informacijos dalis kartais mums palengvina gyvenimą, bet kartais jinai mums ir apsunkina, nes tampa, pavyzdžiui, masinio naikinimo ginklu. Iš vienos pusės atominio ginklo išradimas dėka mokslo revoliucijos padėjo mums gauti pigios energijos, bet iš kitos pusės virto didelę grėsmę. Tai taip pat labai trumpai ir aptakiai apie tą mūsų naratyvinį tarpdisciplininį kursą. Jame yra daug niuansų, daug papildomų dalykų, apie kuriuos, jeigu norėsite, išsiaiškinsime toliau, jeigu jau mokysitės pas mus, nes tiek tėvai, kurie ir gyvai veda, tiek ugdymo šeimoje šeimos gauna tam tikrus papildomus metodinius užsiėmimus su mūsų mentoriais apie tai, kur jau jie žymiai daugiau ir plačiau išleidžia, kogi mes norime, kad tie vaikai per tas pamokas, kurias ten vedame, vis dėlto išmoktų, sužinotų, kokias savokas įsisavintų. Tada atsiskaitimo struktūra, kaip ir sakiau, darbas informacija, tikrinimo mąstymo suvokimą ir labai svarbus pasikartojimas metodiškai. Čia yra vizualai, kurių dėka vaikai sezono pabaigoje turi apsiginti su mokytoju kalbėdami savo suvokimą temą. Tai šiuo atveju čia yra vizualas, kuriame vaikas, čia bus tušti langeliai, bet vaikas turi pasakyti, kad jis supranta, kas yra hidrosfera, atmosfera, kur čia šitame paveiksliuke yra ten mantija, kur yra Žemės centras, kur yra kokie vandenynai, žemynai, kas flora, fauna. Šitame paveiksliuke vaikas turi pademonstruoti ir atsakyti klausimus, kaip keičiasi metų laikai, kaip keičiasi para, kokie yra mėnesiai ir taip toliau ir panašiai, taip visiškai primityviai dabar labai greituoju būdu aiškinu. Čia yra antro sezono vizualas, kai minėjau, kad mes kalbam apie valstybę kaip apie gyvą organizmą su tam tikrom organų sistemom ir čia metaforiškai, kaip ir minėjau, kad mes bandome pamatyti, pasižiūrėti į valstybę kaip į gyvą organizmą, kuriame kiekvienas žmogus yra ląstelė, o tam tikros profesijos atliepia tam tikrų organizmo sistemų funkcijas. Tai ten atraminė ir raumenų sistema, yra profesijos, amatai, žmonės, kurie iš tikrųjų sukuria tą pridėtinę vertę valstybėje, stato, augina, gamina, toliau kvėpavimo ir kraujotakos sistema, tai yra mokslas, ryšiai ir taip toliau ir panašiai, toliau yra virškinimas, tradicijos, tada yra nervai valdymas ir panašiai. Vėlgi, mano galva, tai yra labai įdomus kursas netgi ir suaugusiam, tai tie tėvai, kurie su vaikais išdrįsta keliauti pagal mūsų programą, tai sužino daug labai įdomių dalykų tiek apie save, tiek apie gyvenimą aplink juos. Tai, sakyčiau, mūsų kursas yra skirtas mokymuisi visam gyvenimui. Taip atrodo mūsų individualizuoti tvarkaraštį, kaip ir minėjau, kadangi vaikui yra padaroma diagnostika, jam yra padaromas absoliučiai individualizuotas tvarkaraštis, nes jeigu jis lietuvių kalboje yra plius minus savo lygiai, tai jis vaikšto, sakykime, būdamas 7-okas į pagrindinio lygio užsiėmimus. Matematikoje jisai gali būti 5-6 klasės kurse užstrigęs, tai jisai vaikšto į bazinio lygio užsiėmimus. Anglų kalboje jisai gali būti pakankamai pažengęs, jisai vaikšto į aukštesnio lygio užsiėmimus. Tai pagal tą, ką parodė diagnostika, mes ir sukalibruojame vaikui jo individualizuotą tvarkaraštį. Todėl jis kai kuriuose pamokose sutinka su tais pačiais vaikais, kai kuriuose pamokose jis gali su savo draugų galbūt ir neturėti, bet kitose pamokose vėl susitikti. Tam mes ir naudojam Teach and Go platformą, kur iš tikrųjų labai leidžia mums būtent kiekvienam vaikui padaryti jam suprantamą ir labai pritaikytą tvarkaraštį. Tada, kaip ir minėjau, dar turime savo, vėlgi, irgi autorinį parengtą socioemocinį bei gyvenimo įgūdžių kursą, kuris irgi yra, kaip tik šiandien dar su Aušra diskutavome ugdymui šeimoje, jeigu duodame tokį kursą, ar mes norime, kad tėvai patys to išmokytų, ar vis dėlto kažkaip tai dalinsimės medžiagą, tai kažkaip tai labai fainai pasišnekėjom, kad šitas kursas yra antiek unikalus ir struktūriškai, algoritmiškai, psichologiškai teisingai sudėliotas, kad čia net nereikia medžiagos, čia yra tiesiog temos, kurios vieną po kitos bandant įsiaiškinti, vaikai susidaro, ir vaikai, ir tėvai gali susidaryti pakankamai neblogą savęs žemėlapį per savo bazinius instinktus ir bazinius poreikius, susidėlioti tokius bazinius psichologinius savokų rinkinius, pagal kuriuos galima pradėti orientuotis visame tame dvasinio ugdymo ir tobulėjimo lauke, kur labai dažnai, nežinant tam tikrų, sakysim,
savokų ir pagrindinių atramos taškų, būna pasiklystama tarp 3 pušų, nes netiek jau daug pas mus tų instinktų, viso labo 3, viso labo 9 poreikiai, ir jeigu mes šitą daugybos lentelę apie save išmokstam, labai galim neblogai pradėti naviguoti žmonių pasaulyje, žinodami apie save, žinodami apie kitus ir suprasdami, kodėl vieni arba kiti žmonės, sakysim, vienaip arba kitaip elgiasi. Čia dar pabandžiau įdėti skaidrę apie tai, kaip mes aiškiname vaikams, iš ko susideda mokymasis ir išmokimas. Tai va čia vėlgi, jeigu tėvai norės ir keliaus su mumis per mūsų ugdymo programą, remiantis mūsų modeliu, tai tikrai gaus mokymų ir apie tai, iš ko susideda mokymasis ir išmokimas, kaip padaryti taip, kad tai, ką mes išmokome, išliktų kiek įmanoma ilgiau. Taip pat tėvai gaus papildomų žinių apie tai, kaip padaryti, kad tos mūsų išmoktos žinios būtų kokybiškos, ilgiau išliekamos. Tai vėlgi yra tam tikros schemos, tam tikros lentelės, kurias vaizdžiai paaiškinus galima suprasti, kad tas kokybiškas mokymasis nėra aukštoji matematika, tai yra pakankamai algoritmiškas, nuoseklus dalykas, ir jeigu žinoti, ką po ko daryti, iš esmės iš tiesų galima ir taupyti savo laiką ir resursą ir pakankamai efektyviai mokytis, nes iš tikrųjų mokymasis yra sunkus darbas. Mūsų smegenys tam eikvoja labai daug energijos, todėl nebereikalo jos taip priešinasi naujų dalykų įsisąmoninimui. Tai kaip padaryti taip, kad vis dėlto tas smegenys nesipriešintų, tai čia yra kelionė su mumis ir pakeliui jūs viską sužinosite. Čia paskutinė skaidrė yra mūsų mokyklos kažkada išgryninta vizija, kokį pažadą mes duodame savo vaikams ir tėvams. Tai mūsų pažadas yra įgalinti augti autentiškų žmonėms ir pasauliu. Na ir pažadai moksleiviams, mūsų komandos darbuotojams ir tėvams. Tai tiek, kas liečia ugdymo modelį. Ačiū labai už dėmesį ir kantrybę. Ir dabar perduosiu žodį Aušrai. Ir Aušra.